Labadiena, sveikinuosi su jumis Seimo plenarinio posėdžio apžvalgoje. Kas atsitiko šią Seimo posėdžių savaitę, birželio 1 savaitę, trumpai šioje laidoje, o prieš tai anonsas, kas vyks sekančią savaitę, nes sekančią savaitę iš tiesų vyks daug tokių dalykų, dėl kurių buvo laužomos ietis ir bus dar laužomos ietis. Pirmas dalykas, tai bus toliau svarstomas visas paketas mokesčių didinimo. Ir jau pasidžiaugiam apie tai, kad lyg tai nekilnojamo turto mokesčio visuotinio bus atsisakyta ir koalicija lyg ir sutarė, kad nebus apmokestinamas pirmasis gyvenamasis būstas, tačiau toj pat koalicijos partneriai, aš girdėjau gerbiamas, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Sysas pasakė, kad tokio sutarimo dar nėra ir dar žiūrėsim, kaip viskas bus. Įdomu, kas dabar laimės. Ar partijos pirmininkas Paluckas, kuris su koalicijos taryba sutarė, kad vis tik tai nusileidžia piliečių reikalavimam, ačiū jums visiems, kad jūs reikalavot, ar vis tik tai Seime, kai atsiguls įstatymas ant biudžeto ir finansų komiteto stalo ir jau po jo ateis pas mus į plenarinių posėdžių salę, bus keičiamas įstatymas vėl atgal ir siekime apmokestinti kuo daugiau ir įvesti visuotinį nekilnojamą turtą. Pamatysim netrukus. Ir antras labai svarbus dalykas, kas vyks sekančią savaitę, bet ne plenarinė Seimo posėdžių salė, o Teisės ir Teisėtvarkos komitete. Aš vertinčiau, kad kitą savaitę Teisės ir Teisėtvarkos komitete bus balsuojama esminių klausimų, ar laimės globalistinis kraštutinės kairės projektas, tai yra partnerystės įteisinimas, ar vis tik tai mes kalbėsime apie tai, kad partnerystės klausimas grįš į Seimą ir Seimas svarstys tos du projektus, kuriuos jau svarstė, tai yra artimo ryšio arba civilinės sąjungos įstatymą. Kitą savaitę aš turbūt padarysiu ilgesnę laidą apie tai, ir parašysiu ir savo Facebooko paskyroje ir pakviesiu jūs rašyti Seimo nariams laiškus. Tas buvo labai efektyvų nekilnojamo turto įstatymo aspektu. Klausimas yra tas, kad Teisės ir Teisėtvarkos komitete mano siūlomas projektas, vienintelis, kuris gali leisti Seimui apsispręsti ir tokiu, buldozeriu nenutempti visus į partnerystę, tą, ką siūlo Konstitucinis teismas, tai yra naikinti partnerystės normas civilinėme kodekse ir leisti Seimui apsispręsti dėl jau svarstomų įstatymų. Tai šitas mano projektas atsidūrė Teisės ir Teisėtvarkos komitete ir politikų spaudimui, mano supratimu, pasidavė Teisės departamentas Seimo, konstatavęs, kad galbūt tai prieštarauja Konstitucijai ir mes kitą savaitę spręsime Teisės ir Teisėtvarkos komitete, 9 asmenys spręs, ar tas projektas gali išvysti dienos šviesą, ar realiai jis bus užgesintas ne Teisės ir Teisėtvarkos komitete, nustatant, kad projektas prieštarauja Konstitucijai. Beje, vis dažniau ateina iš Teisės departamento tokie pranešimai apie tai, kad vienas ar kitas projektas prieštarauja Konstitucijai ir tokiam projektui yra uždegama raudona šviesa, jis į plenarinių Seimo posėdžių salę realiai ir negali ateiti, nes reikia didžiulės daugumos, kad šį tokį sprendimą panaikinti. O kas vyko, tai ką apkalbėjau, tai yra tai, kas bus kitą savaitę, o dabar kas įvyko šią savaitę. Šią savaitę buvo 2 tokie įdomesni pranešimai ir 2 įdomesni klausimai be įstatymų priėmimo, tai jau visų žinomas ministro pirmininko Gintauto Palucko atsakymas į Seimo narių klausimus dėl paskolos paėmimo su juo susijusią įmonę. Mano supratimu, premjeras tikrai tvirtai ir aiškiai atsakė į visus klausimus, kurie yra užduoti. Turiu atkreipti dėmesį mano įsitikinimu, kad jis elgėsi rizikingai, žinodamas, ko gero, kad ta įmonė ima tokią paskolą iš Šiltės, bet jeigu vertint bendrai, ar ten yra interesų konfliktas, tai šis skandalas yra labiau išpūstas nei realus interesų konfliktas, nes jokios žalos valstybė dėl tos įmonės paimtos paskolos nepatyrė, įmonė privalės grąžinti paskolą, privalės mokėti palūkanas ir taip toliau. Tai čia toks bandymas dalies opozicijos kovoti su premjeru ir bandymas jį išversti iš premjero pozicijos. Ir antras pranešimas, ko gero dar svarbesnis, tai yra prezidento Nausėdos metinis pranešimas. Trumpai, labai prieš perinant prie visų įstatymų ir įstatymų projektų, kurie buvo priimti Seime, tai buvo gerų minčių tikrai metėme prezidento Nausėdos pranešime.
Na, tik reikėtų atkreipdėmėsi, beveik pusę laiko skirta Ukrainai, o ne Lietuvai, ir tik kita dalis pusės yra pereita prie Lietuvos. Kas link Lietuvos? Pozityvu, kad prezidentas siūlo sodros rezervo prieaugį panaudoti pensijų didinimui. Pozityvu, tą aš kalbėjau per prezidentų rinkimų kampaniją dar, kad tai yra būtinas dalykas naudoti sodros rezervą, didinti mūsų pensininkų gana sunkią finansinę padėtį ir kelti jų pensijas. Vis dėlto ten yra siūlomas labai nedidelė dalis sodros rezervo prieaugio, vėlgi ne paties rezervo, o prieaugio, kiek jisai paaugas rezervas kasmet, siūloma atiduoti pensijoms, mano supratimu, ten 9 ar 10% tik tai siūloma, tai yra labai maža suma. Aš manau, kad reikėtų kalbėti apie vos ne visą prieaugį, dėl to, kad pats sodros rezervas tikrai yra didelis, be to reikėtų ir kalbėti apie tai, kur tas sodros rezervas yra laikomas. Ar jisai yra, ten buvo kalboje užsiminta apie tai, kad reikėtų galvoti vėlgi iš to, ką kalbėjau prieš metus, džiaugiuosi, kad tas ateina ir Lietuvos politikos padangė ir į realius teisės aktus gali virsti. Buvo kalbėta apie tai, kad reikėtų galvoti, bet labai švelniai prezidentas pasakė, kad reikėtų galvoti apie tai, kad kur yra investuojamos tos visos lėšos. Čia turima minty ir sodros rezervas, turimas turbūt minty ir antroji pensijų pakopa ir visos kitos žmonių lėšos, kurios yra investuojamos į užsienio vertybinius popierius, tačiau nėra jokio reguliavimo, kuris įpareigotų tų fondų valdytojus investuoti bent dalį pinigų į Lietuvą. O tai yra didžiulės sumos, tai yra milijardai eurų, kurių injekcijos į mūsų vertybinių popierių rinką padarytų tą mūsų vertybinių popierių rinką daug aktyvesnė, skatintų ekonomiką, didintų bendrą vidaus produktą ir taip toliau ir taip toliau. Na, kur dar buvo gera mintis, tai yra apie ES lėšų regionams planavimą ir įsisavinimą, buvo kritika apie tai, kad jos netinkamai buvo planuojamas ir netinkamai įsisavinamas, akivaizdu tai yra visiems, klausimas, ką daryti toliau. Tačiau buvo ir klausimų, esminių klausimų, kuriuos prezidentas net nepalėtė ir aiškiai nutilėjo. Na, tarkim, partnerystė. Apie tai, kas bus sekančią savaitę, kaip jau minėjau, Seime svarstoma, Teisėtvarkos komitete. Dėl partnerystės jokios aiškios prezidento pozicijos. Prezidentas turėtų pasakyti, nepritariu Konstitucinio teismo, pavyzdžiui, sprendimui, manau, kad jisai peržengia Konstitucinio teismo galias ir, kad turėtų Konstitucinis teismas, ne Konstituciniam teismui spręsti, kokią formą turėtų Seimas, turėtų du žmonės sugyventi, ar ir Seimas tai turi nuspręsti, Seimas leidžia įstatymus ar ne, ar tai, kaip jau minėjau, artimo ryšio forma, ar tai civilinė sąjunga, ar galų galia ta pati partnerystė, bet tai turi būti Seimo sprendimas, o ne teismo. Na, prezidento pozicija buvo labai išplauta ir taip ir nieko klausytojas nesuprato, visiems turim būti geri, tik tai toks turbūt būtų paaiškinimas. Na ir mokesčių kelimo klausimais prezidentas nepateikė jokios pozicijos aiškesnės. Tai, kad būtina socialinis solidarumas ir teisingumas, ir ekonominis teisingumas labiau didesnis, tas yra akivaizdu. Ir toliau prezidentas pratęsė, tačiau negalimi mokesčių kelimai, kurie lėtintų ekonomikos augimą. Dabar jau yra projektai labai aiškus, gyventojų pajamų mokesčio projektas, yra pasiūlyta didinimo schema, nekilnojamo turto mokestis, yra draudimų ir kiti verslo mokesčiai, kurie iš jų yra geri, kurie iš jų blogi. Mano supratimu, prezidento tokia avansinė pozicija lemtų ir svarstymus Seime. Tačiau prezidentas pasirinko tokį kelią, pažiūrėti, kas bus Seime, ir po to visam tam turbūt pritarti, o galbūt tai yra bendra pozicija suderinta jau su vyriausybė, kad mokesčių kelimas turi būti ir nepaisant to tokią minkštą retoriką naudoti, bet realiai nesikišti į tai, kas vyksta ir atsitikus nelaimiai viską nukreipti atgal pirštu į Seimą, sakyti, čia jie yra kalti ir vyriausybė kalta, kuri pasiūlė tai, kas sulėtino ekonomiką. Na ir trečias, aš manau, aspektas, kurio man pritrūko prezidento kalboje, tai labai aiškaus ir realaus prezidento žodžio, prezidento principinės pozicijos dėl vis gausėjančios žudymo ir smurto retorikos. Pamenate, atsirado 5. kolona ir pats prezidentas leptelėjo apie 5. koloną, po to Seimo pirmininkas kalbėjo apie 5. koloną Seime, prezidentas atsitraukė, kad gal ne Seime, o kitur.
Tuomet ta 5 kolona atsirado lūpose tų aktyvistų, kurie siūlė susidoroti su tais asmenimis, tame tarpe ir Seimo nariais, siūlė juos net naikinti, turtą jų naikinti, persekioti vaikus. Na ir galų gale viskas vėl sugrįžo į Seimą, kai konservatorių lyderis Kasčiūnas tikrai nekorektiškai besielgė, pagrasindamas vienam iš Seimo narių, kad mes čia su vyrais ateisim pas tave ir tu ten, reiškia, nekalbėk ir nereišk savo minčių kaip Seimo narys Seimo posėdžių salėje. Tai šita retorika įsibėgėja, aš apie tai jau kalbėjau ne kartą, dariau net ir atskirą video. Tai manau, kad prezidentas turėjo užkirsti tam kelią ir pasakyti stop, tai mes esam vieninga tauta. Ten buvo tokių žodžių, bet jie buvo labai minkšti ir tokie daugiau emocingi. Šiaip kalba buvo iš tiesų emocingai parašyta ir grakšti. Tačiau šalia grakštumo, mano supratimu, prezidento kalboje aš pasigėdau principingumo ir aiškumo ypatingai svarbiuose klausimuose. Viliuosi, kad to principingumo prezidentas nepames, kai ateis įstatymų pakeitimų projektai, kurie tikrai nėra tinkami Lietuvai, kenkia Lietuvai ir tuomet prezidentas juos vetuos. Tokią teisę jis turi, bet daug būtų, mano supratimu, efektyviau, jei prezidentas iš anksto perspėtų apie tai, kas jam patinka ir kas nepatinka. Pereinu prie esmės, prie priimtų įstatymų. Kokie įstatymai buvo priimti per šią savaitę? Priimtas galų gale jau žaliojo kurso tas projektas, apie jį kalbėjau, tai energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo projektas. Tikslas jo buvo sumažinti 55% šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Na ir čia, ko šitas projektas ydingas, mano supratimu, yra, kad ES suka, jau aš minėjau apie tai, ES suka kitų kelių. ES sako, kad mes stabdome tuos investicijas į tą žaliąjį tikslą, į tą vadinamąjį žaliąjį kursą, kuris sukuria tiek valstybei didžiulius kaštus, tiek ir įmonėms, tai yra visai valstybės ekonomikai didžiulius papildomus kaštus. O taip ir yra. Ta žaliasis kurso projektai paprastai nesukuria pridėtinės vertės, labai nežymė dalimi padidina konkurencinę galią mūsų įmonių, kartais padidina, bet tikrai tai yra labai nežymė dalis, bet žymėja dalimi sukuria papildomus kaštus, dėl ko mūsų pagamintos prekės ir paslaugos tampa tiesiog brangesnės negu kad kitur pagamintos prekės arba paslaugos. Ir šitas projektas vėlgi visiškai jau priimtas įstatymas, visiškai nesiderina su tuo mūsų noru investuoti daugiau į gynybą. Primenu Gamtos apsaugos ministerijos, aplinkos apsaugos ministerijos viceministro labai aiškius faktus pateiktus, kiek kainuoja Lietuvai žaliojo kurso projektai, būtent šis tame tarpe, tai yra 14 milijardų eurų iki 30 metų. 14 milijardų tai yra būtent tiek, kiek trūksta mums gynybai. Ir Lietuva, dėl ko yra būtina didinti mokesčius, dėl to, kad Lietuva net neketina mažinti išlaidų, o čia yra didžiuliai kaštai, 14 milijardų viešųjų finansų, pabrėžiu, čia nėra privatus finansai, čia yra mūsų biudžeto ir ES lėšos, 14 milijardų žaliam kursui iki 30 metų, tai aplinkos apsaugos viceministro žodžiai. Tuo tarpu mes didinam mokesčius tam, kad surinkti tos 14 milijardų tam pačiam periodui realiai gynybai. Tai matot, absoliuti alogiškumas. Ir lygiagrečiai, beje, šią savaitę svarstėm taip pat, atidėti terminą rengti įmonėms ir jų grupėms tvarumo ataskaitas rašyti. Kitaip tariant, mažinti įsipareigojimus įmonių ir tvarumo net ataskaitas atidėti, pavėlinti. Vėlgi einam lygiagrečiai su ES, tai yra ES direktyva, jinai leidžia tai daryti. Dabar net kalbam, kad apskritai tose ataskaitose mažiau reikėtų, jų apimtis turėtų būti mažesnė. Ir įmonėm, kurios turės teikti, ji bus ženkliai mažesnė. Beje, atkreipiu dėmesį tom įmonėm, kuriom visom vidutiniam, smulkiom ir stambiom įmonėm, jom tos ataskaitos jau atidėtos greičiausiai bus, buvo pateiktas įstatymas, bet grįžtų prie to, apie ką kalbu, apie žaliąjį kursą, tai štai žaliojo kurso reikalavimas tas 14 milijardų eurų ir Seimas priima šitą įstatymą ir nemirkčioja ir jis netrukus įsigalios. Pasidžiaugiu tuo, kad galų gale pabaigiam, tai yra mano pirmasis įstatymų paketas, vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, atsimenat QR kodai ir teisė dirbti su vaikais.
Tai galų gale jau galit skaityti įstatymą. Iš tiesų, mano supratimu, labai neblogas kokybiškas teisės aktas gavosi. Daug reikėjo daryti nuolaidų, daug reikėjo daryti kompromisų, bet iš esmės, ką turime QR kodą, kurį gali pats darbuotojas išsiimti, bet jeigu jisai nesutinka to padaryti, tą už jį turi padaryti darbdavys, vadinasi QR kodas, tas vadinamasis tampa jau kaip tarp institucinių dokumentų, o ne dokumentų, kurį pats darbuotojas privalo išsiimti. Reikalaujamas jis didžiąją dalimi tik tai tose įstaigose, kurios nuolat dirba su vaikais. Ir vėlgi apibrėžiam labai aiškiai asmenys, kurie visą gyvenimą neturi teisės dirbti su vaikais dėl rizikų, kurios gali kilti. Taip pat tuos, kurie teistumo metu, kol neišnykęs teistumas, negali dirbti su vaikais. Na ir visus kitus. Tai iš tiesų tiek vaiko teisų apsauga, mano supratimu, pastatyta į labai aukštą ir gerą lygį, tiek ir balansas surastas tarp asmens teisės dirbti ir mūsų vaikų apsaugos. Tikrai ir beje tų QR kodų, kurie buvo iš tiesų gąsdinantis per pačią pandemiją. Na, dar vienas įstatymas, kurį jau priėmėm irgi, tai yra planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. Galbūt čia svarbiau yra tiem, kurie stato kažką tai, planuojama veiklos poveikio aplinkai, žinot, kad yra gana sudėtingas dalykas ir čia paprastai gamyklos ir taip toliau, turi turėti poveikio aplinkai vertinimo tokį dokumentą. Tai iš tiesų yra kai kas palengvinta, atkreipiu dėmesį, bet kas yra įdomiausia ir kodėl aš šitą įstatymą išskyriau visiems jums, kad klausytumėtės, dėl to, kad vėlgi krašto apsauga tampa kaip kodas siekiant priimti bet kokį įstatymą. Pacituosiu, kas šiame įstatyme yra įtvirtinta naujo, kas susijim su krašto apsauga ir dėl ko visi Seimo nariai kelia rankas ir bijo net susilaikyti. Kaip planuojamos ūkinės veiklos vienintelis tikslas – krašto apsauga ir ten dar kiti tikslai išvardinti, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius gali priimti sprendimą neatlikti ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, jei tokių procedūrų atlikimas gali daryti neigiamą poveikį valstybės gynybos, gaisrinės ar civilinės saugos tikslams. Ką tai reiškia? Tai reiškia, ir čia pats principinis klausimas yra, kodėl nuo ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo yra atleidžiamos kažkokios tai veikos, kurios susijusios su krašto apsauga. Mes privalom daryti poveikio aplinkai vertinimą, kaip ir visų kitų verslų, visų kitų, ar tai būtų verslas, ar tai būtų kažkokios tai mūsų poligonai, ar dar kažkas, mes privalom daryti poveikio vertinimą. Kitas klausimas, ką su juo mes darysim. Mes turim žinot, kaip paveiks aplinką, mūsų gyvenamąją aplinką, vienas ar kitas verslas, ar poligonas, ar kažkokie kariniai objektai. Kodėl mes atsisakom jo daryti? Juk tai nereiškia, kad jeigu mes pamatysim, kad yra kažkoks tai poveikis, kad mes iš karto nestatysim tų objektų. Mes gal statysim, bet žinosim, koks yra poveikis, mes vertinsim naudą ir žalą. Dabargi leidžiama įstatymų apskritai poveikio aplinkai vertinimo nedaryti. Ir niekas iš mūsų nežinos, kokią žalą gali sukurti daromas statomas objektas. Ar gamykla, ar poligonas, ar kažkokia tai kitokia karinis objektas. Akivaizdžiai, mano supratimu, ydingas projektas. Visą tai buvo galima padaryti kiek kitaip, pasakyti, kad poveikio vertinimas privalo būti atliktas, bet, reiškia, jo vertinimo pasekmėje mes turime priimti sprendimus, atsižvelgdami tai balansuodami tarp būtinumo gynybą stiprinti ir būtinumo užtikrinti sveiką aplinką. Dabargi vienam dalykų yra uždegiama šviesa tiek, kad net patį poveikio vertinimo aplinkai nereikės daryti ir mes nežinosim, koks iš tiesų yra poveikis mūsų aplinkai gyvenimai. Na, tiek apie priimtus įstatymus, įstatymų svarstymas, stadija, kurioje įstatymai keičiami ir tobulinami. Tai štai valstybės skolos įstatymas, pirmas, apie kurį norėčiau paminėti, manau, tai vienas iš svarbiausių, kuris buvo pasiekęs svarstymo stadiją, įstatymas. Jau apie jį minėjau, tai kas šiame įstatyme yra pakeista, tai yra skoliniai įsipareigojimai, kurie, reiškia, gal taip tiksliau pasakysiu, įstatyme yra du aspektai. Pirmas, valstybės skolos skaičiavimas, pakeičiamas. Ir antra, leidžiama suteikti valstybės garantiją didesniai sumai be Seimo sutikimo. Iki šiol buvo 12 milijonų, o dabar bus 100 milijonų. Ir
Nors buvo ir neblogų dalykų, pavyzdžiui, leidžiama ir nenuosavybės vertybiniams popieriams, tarkim, obligacijoms suteikti garantijas valstybės, iki šiol to nebuvo galima, tačiau šitie pirmieji du aspektai iš tiesų šitą įstatymą daro labai kvestionuotinų ir aš negalėjau balsuoti už jį dėl to, kad nebuvo paaiškinimo, kai keisis skaičiavimas valstybės skolos, koks realus dydis bus pakeistas. Kitaip tariant, jeigu perskaičio 24 metus, kokia reali valstybės skola buvo pagal šį naują įstatymą, kaip jis atrodys, kaip pasikeis, nes dabar mes net sulyginti negalėsim 25 metais, kokia bus valstybės skola su 24 metais, nes 25 metais pagal šį įstatymą keisis valstybės skolos skaičiavimo metodika. Na ir žinoma, iš Seimo atimti teisę svarstyti valstybės garantijų suteikimą, mano supratimu, yra absoliučiai ydinga. Pažiūrėkit, kaip apie tai kalbėjau Seimo posėdžių salėje. Mano supratimu, šituo įstatymu tikrai projektų yra labai neblogų dalykų, tarkim, kad atidaromios galimybės valstybės garantiją dengti per nenuosavybės vertybinius popierius, tarkim, kad obligacijas išleidžiant būtų galima gauti valstybės garantijas šiuolaikinėme ekonominėme pasaulyje ir versle, tikrai tas yra naudinga. Tačiau esminiai du punktai, kurie yra šiame įstatyme, tai yra skolos skaičiavimo pakeitimas ir antras skolinimosi limitų be Seimo sutikimo arba be Seimo pritarimo didinimas. Dėl skolos paėmimo be Seimo sutikimo, be Seimo pritarimo, aš manau, kad tai yra daroma klaida ir šitą mano pasakymą galėsit atsisukti atgal, čia į socialdemokratus visų pirma kreipiuosi, nes premjeras yra jūsų. Dėl to, kad vyriausybei suteikiam galimybę pasiimti ženkliai didesnius skolinius įsipareigojimus prisimti be Seimo sutikimo ir visais atvejais, jeigu bus padaryta klaida, bus kaltas premjeras ir bus kalta vyriausybė. Taip mes galėtumėm Seime išdiskutuoti, pasiginčyti, rasti pliusų, minusų, o čia nuo 12 milijonų padidint skolos galimybę be Seimo sutikimo iki 100 milijonų, tai yra didžiulės lėšos, mano įsitikinimu tai tiesiog yra daroma klaida ir atidaroma galimybė ir klaidai, ir galimai korupcijai, jeigu tokia atsitiktų. Sekantis įstatymas, kuris buvo pateiktas, tai yra asociacijų įstatymas. Gal kiek smulkesnis, bet tiesiog atkreipiu dėmesį, jeigu mane kas stebi iš asociacijų vadovų arba asociacijose dirbančių asmenų, tai jeigu anksčiau buvo galima už asociacijos veiklą, asociaciją ir jos narius traukti atsakomybėn už konkurencijos teisės normų pažeidimus, tai dabar to nebus galima ir jie pripažįstami tokie kaip lobistai, kurie turi teisę veikti. Ir tai nebus laikoma konkurencijos teisės normų pažeidimu. Čia prisiminsiu turbūt notariato istoriją, kuri iš tiesų buvo nubausta ir gana ryškiai už veiklą kaip asociacija. Tai Seimas šį dalyką taiso. Na ir kokie, baigiu su svarstymais, tokie pagrindiniai įstatymai, kurie buvo svarstomi Seime, dar buvo eilė visų kitų, bet mano supratimu jie mažiau reikšmingi, neįtilpsiu į laiką, į kurį noriu įtilpti, kalbėdamas jums ir pristatydamas svarbiausius darbus Seimo birželio 1 savaitės. Na, o dabar pereinu prie įstatymų pateikimų. Taigi, kokie nauji įstatymai ateina į Seimą, kuriuos Seimas netrukus pradės svarstyti. Tai yra valstybinio kelių fondo įstatymo projektas, tai yra turbūt pats svarbiausias, kuris ateina į Seimą svarstymo, bet šią savaitę atėjo į Seimą svarstyti. Kas tai per daiktas? Sukuriamas naujas fondas, iš kurio bus statomi keliai ir į kurį bus renkami pinigai tų kelių asfaltavimui, kelių remontui ir taip toliau. Jeigu iki šiol valstybiniai keliai turėjo atskirą biudžeto eilutę, tai dabar bus atskiras fondas, kuriame bus kaupiamos lėšos ir iš to fondo lėšų bus dengiamos visos išlaidos kelių išlaikymui ir naujų kelių infrastruktūros kūrimui. Kaip ir atrodytų iš pirmo žvilgsnio labai sveikintinas dalykas, nes iš to fondo atskirų įstatymų tai bus daroma, bus didesnis aiškumas, didesnis skaidrumas. Visgi fondo administratorius yra akcinė bendrovė Via Lietuva.
kažkada tai buvusi direkcija, prie konservatorių jie buvo performuoti į akcinę bendrovę. Ir žinot, su akcinėm bendrovėm, kaip neretai nutinka, vat panašiai kaip su akcinė bendrovė Igničių, ar ne, ta Ignitis grupė, kuri buvo valstybinė ir tyliai vienu metu tapo iš valstybinės, tapo pusiau valstybinė ar dalinai tik valstybinė, nes bene trečdalį procentų AB Ignitis grupės akcijos buvo didinamas akcinis kapitalas, realiai privatizuotos, jeigu taip sakyt. Lygiai tas pats gali atsitikti su akcinė bendrovė Via Lietuva, kuri turės įstatyme nustatytą valstybinį kelių fondą. Tai labai visus kviečiu atidžiai stebėti, ar taip neatsitiks. Ir antras dalykas, kuris šitam įstatyme iš tiesų kels didžiulių klausimų, ir manau, kai ateis svarstymo stadija, ten bus laužomos ietis, tai yra kokios lėšos nukreipiamos į valstybinį kelių fondą. Valstybės biudžeto lėšos, taip toliau, viskas aišku, bet pirma, kas kelia klausimą, tai yra baudos iš paskirtų administracinių nusižengimų pagal administracinių nusižengimų kodeksą už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Ir čia įdomiausia yra, kas stato tos vadinamus inkilus keliuose ir netgi buvo vėlgi priimtas neseniai teisės aktas, kiek tų inkilų vadinamųjų ar ne, greičio matuoklių įvairių turi būti keliuose, valstybiniuose ir panašiai, kaip jie yra statomi ar visur taisyklingai, tai juos stato ta pati akcinė bendrovė Via Lietuva. Su jos palaiminimu jie yra statomi, tai kitaip tariant, Via Lietuva stato ir Via Lietuva iš tų lėšų gaus pajamas tiesiogiai į fondą. Mano supratimu, ne pinigai esminis yra dalykas, arba turėtų būti esminis dalykas siekiant suvaldyti ir užtikrinti kelių eismo taisyklių priežiūrą. Turbūt esminis dalykas kitą kartą galima nebūtinai nuobaudomis tai daryti, galima daryti ir kitais būdais. Čiagi Via Lietuva tiesiogiai suinteresuota kuo didesnės nuobaudas arba kuo daugiau nuobaudų surinkti, kuo daugiau tų inkilų pristatyti tam, kad kuo didesnį turėtų pajamas į fondą. Tai vienas aspektas. Antras aspektas, tai yra eis visos tos lėšos, kurios krovininiai automobiliai moka iki šiol už mokestį, jis žadamas didinti, krovininių automobilių mokestis bus didinamas kelių. Ir čiagi vėl nuo to didės pervežimai kelių transportu, o automatiškai didės prekių kainos, nes visos prekės yra vežamos. Ir dar įdomesnis dalykas yra, kad atsiranda kelių rinkliava. Ir tikėtina, kad kelių rinkliava atsiras tikrai esminiuose keliuose. Jau įstatyme tas yra įtvirtinta, kad atsiranda kelių rinkliava. Ir tikėtina, čia turbūt paslėpti tikslai yra, galbūt net turėti visuotinę kelių rinkliavą visų gyventojų, kurie naudojasi, pavyzdžiui, valstybinės reikšmės keliais, galbūt greitkeliais, galbūt dar kažkokia tai kitais keliais. Tai čia sunku atsakyti į klausimą, kas yra čia siūloma, bet kad užkoduota yra dar vienas mokestis, kelių rinkliava iš paprastų gyventojų, tai eilinių gyventojų, mano supratimu, tas jau šitam įstatyme labai aiškiai tvirtinama. Beje, apie tai, kad taip atsitiks, aš kalbėjau jau tada, kai buvo kelių direkcija transformuojama į akcinę bendrovę Via Lietuva. Ir jau tada minėjau apie tai, kad tokia transformacija kartu įkuriant kelių fondą arba atskirą finansavimą jai turi grėsmę, labai realią grėsmę, kad šitą bendrovę bus norima privatizuoti. Arba bent jau iš dalies paversti privačia. Tai tokia grėsmė yra kartu su naujų finansavimo šaltiniu įvedant kelių rinkliavą. Pamatysim, kaip šitas įstatymas bus svarstomas Seime, bet bent jau pateikimo stadijoje akivaizdus norai įvesti visuotinę kelių rinkliavą ir šalia to turėti rizikos, kad akcinė bendrovė Via Lietuva, kol kas valstybinė, po truputėlį iš valstybės visiškai valdomos bendrovės išslys iš rankų valstybei. Tokia rizika yra labai reali. Kitas įstatymas, kuris praėjo pateikimo stadiją, buvo akcinių bendrovių įstatymas. Galbūt daug apie jį nekalbėsiu, tik atkreipiu dėmesį akcininkų, valdybos narių, tarybos narių, direktorių, kuriem yra svarbus akcijų bendrovių įstatymo pakeitimai. Iš tiesų visai neblogas įstatymas, daug tokių patobulinimų ir bandymų atliepti kitų valstybių bendrovių teisę. Tai skatinau už jį balsuoti ir štai ką pasakiau Seimo plenarinių posėdžių salėje. Galima būtų pagalvoti, ar nesumažinsim kreditorių apsaugos, lengvindami akcininkų veiklą, ar ne?
pavyzdžiui, įtraukdami darbuotojus, įtraukdami kitus asmenys, bet bendratimi, neinant į labai detalės, nes tai yra pateikimo stadija. Yra labai gerų dalykų, yra dalykų, kur galima dar padiskutuoti, svarstymo stadijoje dar pagilinti, bet aš manau tikrai geras projektas, reikia skatinti ir reikia mūsų bendrovių teisę daryti kuo efektyvesnę, lyginant su kitų valstybių narių teise, nes ir teise mes konkuruojame vieni su kitais, ne tik tai mokestiniais dalykais. Na ir paskutinis pateikimo toks svarbus įstatymas, kuris atėjo į pateikimo stadiją, tai buvo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas. Iš esmės atrodytų, niekam čia neįdomu, ar ne, pinigų plovimas ir teroristų finansavimo prevencija, tai čia iš karto visi kelia rankas, būtina čia griežtinti ir taip toliau, toli gražu ne. Todėl, kad pinigų plovimas Lietuvoje reguliuojamas drakoniškomis priemonės šiuo metu, realiai dėl kelių asmenų, kurie galimai galėtų plauti pinigus, nukenčia visas verslas, visa Lietuvos ekonomika. Ir šiame įstatymų projekte dėja jis atliepia tik tai direktyvoje leidžiamus dalykus ir neina tolyn. Aš kviečiau kalbėti apie tai, kad mes galų gale turėtumėm naikinti tas drakoniškas pinigų plovimo priemonės, nuo kurių nukenčia sąžiningi, mokesčius mokantis, atvirai ekonomiką skatinantis Lietuvos Respublikos piliečiai ir verslai. Ypatingai, kai kalba eina apie bankus. Gerbiamas ministrė, norėjau paklausti, šiaip pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas nustato krūvą reikalavimų. Tie reikalavimai iš tiesų neretais atvejais yra pertekliniai. Tarkim, Lietuvos Respublikos pilietis pardavęs būstą gauna pardavimo kainą į savo banką iš kito Lietuvos Respublikoje registruoto banko, kuriame jau pinigai yra oficialiai. Ir tam, kad jis gautų tos pinigus, kad bankas įskaitytų šias lėšas, žinot, ką jis turi padaryti? Jis turi persiųsti sutartį, persiųsti ano mokėtojo, kuris atliko mokėjimą, įrodymus, kad jis gavo teisėtai lėšas, nors jis jau laiko tas lėšas banke, tam pačiam prižiūrimam Lietuvos banko. Gerbiamas ministrė, ar nevertėtų šitus dalykus taip pat nustatyti projekte ir labai aiškiai sumažinti perteklinius reikalavimus, kai jau kartą piniginės lėšos yra patikrintos ir jos yra Lietuvos banko reguliuojamose įstaigose ir mažinti naštą? Na ir visai pabaigai tokie keli projektai, kurie buvo, aš pavadinčiau taip, Seimo darbo imitacija arba kitos Seimo darbo įdomybės. Visą antradienio turbūt kokį pusvalanduką Seimas skyrė su tokiam šypsenom, su draugiškais, reiškia, pasijokimais. Net gaila buvo žiūrėti, kai 140 Seimo narių, kurie turėtų dirbti ir kurti BVP, mes dėl vienos iš Seimo narių pavardės pakeitimo, ji pakeitė pavardę dėl to, kad ištekėjo, mes pusę valandos keitėm įvairius Seimo nutarimus ir su netokiais pašmaikštavimais Dalia Asanavičiūtė tapo Dalia Asanavičiūtė Gružauskienė ir mes per visą gerą pusvalandį mes keitėme Seimo nutarimus. Tai efektyvumas Seimo tiesiog tobulas buvo tuo metu, šypsojausi ir galvoju, ką mes čia veikiame. Na ir žinoma, ar jūs, jeigu manęs paklaustumėt vėl, ar šią savaitę buvo svarstomas atmintinų dienų įstatymas, aš apie kurį labai dažnai užsimenu, kaipgi be jo, žinoma, buvo svarstomas ir šis įstatymas ir šią savaitę. Kiekvieną savaitę praktiškai mes atmintinų dienų įstatymą svarstom, ir birželio 1 savaitės vėlgi buvo svarstoma. Ir visai pabaigai, kas atsitiko Seime, toks įdomus buvo pateikta piliečių peticija dėl to, kad dviratininkai galėtų važiuoti nesustodami per perėjas, nenulipdami nuo dviračio per perėjas, ten būtų įpareigojimas galbūt jiems sustoti, apsidairyti, praleisti pėsčiuosius, praleisti automobilius ir tada važiuoti. Ir va šitą dalyką, kurį visi Seimo nariai supranta, kuris yra, aš taip vadinu, labai buitinis, labai aiškus visiems, mes šitam Seimo peticijai, jeigu kitom peticijom mes užtrunkam po 5-7 minutės, tai šitai peticijai ten buvo kalbėtojų, išsirašytojų ir balsuotojų geram pusvalandžiui. Tai vis tik tai Seimas nusprendė, kad per didelė rizika yra leisti nenulipus nuo dviračio kirsti pėsčiųjų perėjas, atsižvelgiant į tai, kad dviratininkai pakankamai greit važiuoja ir jau dabar važiuoja kiti nenulipdami nuo dviračio per perėjas,
O jeigu bus oficialiai tai leista, tai ko gero jokio sustojimo ten nebus ir yra rizika, tiesiog buvo iškeltas turbūt vienintelis, kuris, kas kalbėjo, ten toks buvo racionalus klausimas, juk ir taip vairuotojas gali nepastebėti dėl staigaus dviratininko atsiradimo perėjoje ir tuomet atsakomybė vis tiek kyla ne dviratininkui, o kyla tam, kuris vairuoja automobilį. Ir čia yra tikrai didžiulė rizika su to susijusi. Bet įsiklausyti į abi visuomenės grupės reikėtų ir dėrėtų, ir Seimas tam skiria tikrai daug laiko. Tiek apie Seimo posėdžių darbą šią birželio 1 savaitę. Iki susitikimo kitą savaitę ir nepamirškit, reikės labai jūsų pagalbos. Ypatingai, kiek tai liečia dar partnerystės. Sugrįšiu dar apie tai. Iki gražaus savaitgalio.